Šiauliuose Ukrainiečių integracijos centre Malva su ukrainiečių bendruomenė susitiko atvykusi Jungtinių Amerikos valstijų ambasados komanda ir buvusi NASA astronautė Haide Marija Stasation. Ji yra gimusi Jungtinėse Amerikos valstijose Minesotoje. Haide tėtis kilęs iš Haličinos regiono Ukrainoje. Viena iš Malvos įkūrėjų tarp astronautės ir Malvos įžvelgia ir panašumų. Kodėl pas mus? Nes jie yra ukrainietiškos kilmės. Jos tėvai gimė netoli Lvovo. Ir kodėl mes? O todėl, kad mes labai stengiamės dirbti su ukrainiečiais, pasiūlyti jiems kuo daugiau įvairių veiklų ir mes tikrai turime kuo pasigirti, turim ką parodyti ir turime ir neprastą saviveiklą. Panašumas yra toks, tarp jos ir mūsų. Eiti pirmin, nesustoti, kažkokių naujų viršūnių siekti. Haide Marija Stasation šeimoje be jos dar augo 4 broliai. Tėtis buvo ukrainietis, o mama vokietė. Ten, kur jie augo, buvo didžiulė ukrainiečių bendruomenė, kas jai padėjo išsaugoti ukrainiečių kalbą iki šiol. Į Ukrainą yra grįžusi vos keletą kartų. First time I visited Ukraine was back in 2007. Esu grįžusi vos keletą kartų, 2006 metais, po to 2019 ir vėliau jau tiesiog dėl mano pačios užimtos darbotvarkės ir dėl tos nelemtos situacijos, kuris susiklostė Ukrainoje, tiesiog nebeliko tokių galimybių. Because of my schedule, but because of the unfortunate situation in Ukraine right now. Haide Marija pradžioje buvo Amerikos karinio jūrų laivyno karininkė, tačiau vėliau nuo vandens gelmių ją traukė į žvaigždes. After I graduated from college, I studied engineering in university. Kai baigiau koledžą, įstojau studijuoti mechanikos inžineriją ir tada įstojau dar į karinį jūrų laivyną ir ten užsiėmiau laivų remontų. Ir kai išgirdau apie NASO's astronautų programą, pasidomėjau, pamačiau, kad atitinku visus reikalavimus, kadangi neprivalai būti pilotas, buvau baigus technikos mokslus ir pagalvojau, kad kodėlgi nuo laivų remonto neperėjus prie kosminių stočių statymų. Haide Marija iš nedaugelio moterų pabuvojo atvirame kosmose. Teko skristi net 2 kartus. Įsimintiniausia buvo pažvelgti į Žemę iš viršaus ir pamatyti tas vietas, kuriuose esi lankęsis. O laikas ten neegzistuoja. So I made 2 space shuttle flights. 2 kartus teko skristi, 2006 ir 2008 metais. Iš viso esu praleidusi kosmose 28 dienas. And so I've spent almost 28 days in space. One difference is in space is you can't Kosmose tenka tiesiog vadovautis laikrodžiu, nes negali pažvelgti per langą ir pasižiūrėti, kas ten dedas ir taip susiorientuoti, kiek yra valandų. Tiesiog sekame laikrodį ir tada pagal savo dienotvarkę žiūrime, ką mes turim padaryti tuo metu. Haide Marija Stasation čia atvyko su Jungtinių Amerikos valstijų ambasada, susitinka su įvairiomis grupėmis, propaguoja kosmosą, švietimo lavinimą. Malvoje todėl, kad nori palaikyti ukrainiečius, o įspūdžiai iš čia patys šilčiausi. Apsilankėme Malvoje dėl jų teikiamos paramos pabėgėliams iš Ukrainos. Šalis buvo užpulta, tie žmonės tiesiog neturėjo ką daugiau daryti, jiems liko tiesiog bėgti ir kažkas turi jais rūpintis, kadangi turime juos palaikyti, nes tai yra Ukrainos ateitis. And so the support that we give them is very important because they are the future of the country. I'll always remember the people of Lithuania, that everybody that I've met here Pirmiausia, tai prisiminsiu Lietuvos žmonės, tai labai geri, labai malonų žmonės, norintys žengti į priekį. Ir kai yra tokių šalių, kuriuose verda konfliktai, labai malonu matyti tokias šalis, kurios siekia progreso. It's a very positive thing. Susitikimo metu Ukrainiečių integracijos centras Malva ir susirinkusiai Šiaulių ukrainiečių bendruomenė taip pat pristatė savo veiklą. Koncertinę programą parodė aktorės Olenos Lastivkos įkurtas ansamblis Lastivački.